Asmenys iki 18 metų turi būti apsaugoti nuo bet kokios konkrečios rizikos jų saugai, sveikatai ar vystymuisi, galinčios atsirasti dėl asmenų iki 18 metų patirties stokos, nežinojimo, kokia yra rizika arba asmenų iki 18 metų nesubrendimo. Darbdavys siekiantis įdarbinti darbuotoją pagal darbo sutartį turi įvertinti profesinę riziką, turi patvirtinti priemonės būtinas asmenims iki 18 metų saugai ir sveikatai apsaugoti. Asmuo iki 18 metų negali būti įdarbintas, jeigu dėl objektyvių priežasčių jis nėra fiziškai arba psichologiškai pajėgus dirbti tą darbą. Kai darbas yra susijęs su toksiškomis, kancerogeninėmis, mutageninėmis medžiagomis, kai darbas susijęs su kenksmingų spinduliuotės poveikiu, kai darbas yra susijęs su nelaimingų atsitikimų darbe, rizika, kuri gali būti net pažinta arba neišvengta dėl asmenų iki 18 metų pakankamo dėmesio, saugai arba dėl patirties stokos. Taip pat darbas negali būti dirbamas nepilnamečių iki 18 metų, kai tai susijęs su didelio karščio ar didelio šalčio, triukšmo, elektromagnetinių laukų, vibracijos, neigiamo veiksnių poveikio. Taip pat reikėtų pasakyti, kad darbdavys privalo įvertindamas profesinę riziką tokių asmenų atsižvelgti į darbo vietų, darbo pritaikymą ir suplanavimą, darbo procesų ir veiksmų tvarką bei jų derinimo būdus, bei darbo organizavimo procesus, asmenų iki 18 metų instruktavimo ir apmokymo lygį. Darbdavys, siūsdamas konkretų asmenį pasitikrinti sveikatos prieš įdarbindamas, turi pateikti sveikatos priežiūros įstaigai darbo pobūdžio aprašymą, kad sveikatos priežiūros įstaiga galėtų įvertinti, ar toks asmuo iki 18 metų gali dirbti tą darbą.